diskusijos tema šiandien yra, kokia mokymosi aplinka skatina kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę. Diskusijoje dalyvauja švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, Vilniaus kolegijos lektorė Daiva Mikalkevičienė, Makalius LT idėjininkas ir autorius Vilniaus kolegijos trečiakursis Rimvydas Širvinskas, Vilniaus žemynos gimnazijos direktorė Rūta Krasauskinė, Verslo angelų fondo vykdantysis partneris Algimantas Variakojis, Vilniaus kolegijos strateginės plėtros skyriaus vedėjas Agrotechnologijų fakulteto absolventas Saulius Marcinkonis, Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto absolventas Veliučionių vaikų socializacijos centro direktorius Marius Labanauskas. Ir diskusiją moderuoju aš, Indrė Radavičienė, jaunųjų lyderių klubo MUVA prezidentė. Na, mėlėjai diskusijos dalyviai, šiandien susirinkome pakalbėti iš tikrųjų labai įdomią tema, labai aktyvę temą visuomenėje, pakalbėti apie kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę švietime. Švietimo institucijose, mokyklose, universitetuose, aukštosiuose mokyklose, karjeroje. Daugelis klausimų kyla, kuomet mes kalbame apie kūrybiškumą, ar palanki iš tikrųjų yra mokymosi aplinka kūrybiškos asmenybės ugdymui mokykloje ir aukštojoje mokykloje, kaip ji šiandien yra kuriama ir skatinama, ar dėstytojai ir studentai kūrybiškumo ugdymo procesas yra partneriai, bičiuliai ar bendraminčiai, ar čia mes išsiskiriam, kokie mokymo metodai ugdo verslumą ir lyderystę. Na, pabandysime visą tai aptarti ir apžvelgti. Stebint pokyčius Lietuvos ekonomikos sektoriuje, atrandamos ir užfiksuojamos naujos tendencijos, panašios į naujo kapitalizmo dvasią. Vakarų Europoje ir Amerikoje šie pokyčiai pastebėti jau prieš keletą metų. Darbo rinka vis dažniau reikalauja lankstaus, universalaus žmogaus, kuris neapsiriboja tik siauromis ir specializuotomis vienos srities žiniomis. Visuomenės veikla, globalizacija ir individualizacija jos gyvena nuolat kintančio, neprognozuojamo pasaulio sąlygomis. Na, pasaulyje, kuriame kaip niekad svarbu šiandien atrasti savo pranašimus, švietimo institucijos yra tas kertinis asmuo, ant kurio statomi visaverčių asmenybių, įgūdžiai ir vertybės. Gerbiamas Vaidai, kaip šiandien švietimas yra pasirengęs reaguoti į šios pokyčius? Koks yra vertybinis pamatas šiandien kuriamas švietimo institucijose? Labadiena visiems, iš tikrųjų matyt, visi sutiksim, kad 3 veiksniai, kurie skatina kūrybiškumą, lyderystę mokyklai, tai yra turtinga mokymosi aplinka, nesuvaržytas valdymas ir kūrybingas mokytojas. Tai jeigu pasižiūrėtumėm šiandien, kas vyksta švietime, tai matyt reikėtų pagalvoti ir pamastyti, kokį mes turim šiandien mokyklos modelį, koks yra mokytojo vaidmuo. Ir pamatysim, kad mes tą modelį, kokį mes turim šiandien, mes esam paveldę iš XIX amžiaus, kada buvo industrializacija vykdoma ir atrodė, kad visus procesus aprašius galima bus pasiekti labai puikų rezultatą, tam tikrą nustatytą standartą. Tai labai dažnai mes turėtume pripažinti, kad vis dėlto mokytojas pagal savo prigimtį turi tam tikrų autoritarizmo požymių ir jam gali labai patikti kūrybingumas, bet kūrybiški vaikai ne visuomet. Ar mokiniai, ar studentai, nes dažnu atveju tai yra tam tikra erdvė, kurios tu negali kontroliuoti, nes kūrybiškumas jis neleidžia kartais numatyti to rezultato, kurio tu sieki, neleidžia išmatuoti paprastai ir mokytojas pasijunta kaip nevaldantis situacijos. Labai dažnai tenka mokykloje girdėti, kad tai yra vaikų žaidimai, kalbant apie metodus ir panašiai, bet aš visuomet atsakau, kad jeigu žaisdamas gali išmokti, tai duok Dieve, kad mokymasis būtų kaip vientisas žaidimas. Ir daug kitų dalykų, nuo skambučio iki skambučio gyvenimas mokykloje ir, sakykime, egzaminų baimė, vertinimo dalykai ir visa kita. Tai, kada mes kalbam apie nacionalinius dokumentus, lyg ir pas mus visi dokumentai yra gražus, iš tikrųjų kryptis yra teisinga, bet kai pabandai apibrėžti, ką reiškia viena ar kita definicija konkrečiam gyvenime, dažnai susiduri, kad gyvenam tam tikram dualiniam pasaulyje ir niekaip mes neišsivaduojam iš to XIX amžiaus mokyklos modelio. Na, dėkui Vaidai. Reaguojant į Vaido mintį, norėčiau kreiptis į Rūtą. Na, kūrybiškumas kaip prieš imitavimui. Taip, Rūta, dogmatiškai sąmonė yra laisvė, mokymosi dvasia. Na, taip apibrėžia mūsų būtent visuomenininkai ir verslininkai, kuri išlaisvina žmogų. Tik išsilaisvinęs asmuo gali sukurti ką nors naujo,
ar ne vien kartoti ir mėgdžioti. Na, reaguojant į Vaido išsakytą mintį, ar mes iš tikrųjų šiandien esame pasiruošę išlaisvinti iš tų standartų rėmų jauną žmogų? Sutinku su gerbiamu viceministru, bet ne visiškai. Iš tiesų priklauso nuo asmenybės. Jeigu mokykloje dirba mokytojas asmenybė, tai patikėkite, vaikai eina paskui jį. Galiu pasakyti konkrečiai savo gimnazijos pavyzdžių. Mes turim garsų pasaulyje žinomą pučiamų instrumentų orkestrą Jovaras, kuriam vadovauja mūsų gimnazijos mokytojas Ugnius Vaiginis, garsus muzikantas irgi pasaulyje gerai žinomas. Taigi paskui vadovą į kolektyvą keliauja moksleiviai ir prieš tai šis kolektyvas gyvavo kitose institucijose. Taigi viskas priklauso nuo mokytojo ir nuo jo gebėjimo pačiam priimti tą laisvę. Patikėkit, kad mokyklose, kur yra daug kūrybingų mokytojų ir kūrybingų moksleivių, iš tikrųjų dirbti nėra taip paprasta, nes ten visuomet yra toks lengvas chaosas. Ir galbūt mokytojai dalykininkai ne visuomet nori tai ir pripažinti. Bet vėlgi tai priklauso nuo organizacijos susitarimų. Ir jeigu toj komandoj, toj organizacijoje yra daug tų kūrybiškų žmonių, energingų, kūrybingų, kurie patys yra laisvi, be jokios abejonės jie gali suteikti tą laisvę, parodyti tą laisvę ir be jokios abejonės yra atsakomybės ribas moksleiviams. Na, labai įdomi įžvalga, Rūta. Norėčiau taip pat paklausti Mariaus, kaip pedagogo, baigusio pedagoginį fakultetą ar ne, Vilniaus kolegijos. Na, pasak Europos kūrybiškumo metų ambasadoriaus profesorius Edward Dabono, jaunas žmogus dabar turi viską, ar ne, technologijas ir internetą, kas yra labai užvaldęs šiandieninę būtent jaunuomenę. Ir kurie jo įpročius kurti ir mąstyti šiek tiek destruktyviai daro ir vis sunkiau įmanomas ateina etapas, ar ne, motyvuoti, kurti jaunimą. Pasidalinkit savo, gerbiamas Mariau, patirtimi, kaip manote, kaip šiandien iš šią išsakytą būtent profesoriaus problemą reaguoja pedagogika? Aš pripažįstu, kad kiekviena naujovė, kiekvienas visuomenės reiškinys turi tam tikrų ir pliusų ir minusų. Tai galima toj srity išvelgti ir minusų, bet manau, pliusų čia yra tikrai daugiau, kad vaikai, pedagogai gali pasinaudoti informaciniam technologijom, internetu ir šiai dienai mokykla stengiasi žengti koja kojon su informaciniam technologijom, su naujovėmis ir visus tos procesus pritaikyti, kad mokymasis būtų daug įdomesnis. Iš visų tų dalykų mokykla semėsi, taip pat ir mokosi ir daro, kad tas procesas ugdymo būtų įdomus, o tas technologijas pritaiko savo kūrybiškumo irgi ugdymui. Ir aš manau, kad internetas nėra blogybė ir kūrybiškumui jis tikrai nekenkia, nes internetas, informacinės technologijos, aš manau, išlaisvina mokytojo kurti ir savo kūrybiškumą jisai gali pasitelkiant šiais dalykais dar labiau atskleisti. Gerbiamas Vaidai, ar sutinkate su išsakyto Mariaus mintimi? Aš sutinku, aš tik pajuokavau, kad copy-paste labai lengva internetą turint padaryti. Tai aš, prašau. Aš dar norėčiau irgi įsiterpti šitą diskusiją. Iš tikrųjų, tiek internetas, tiek kažkokios kitokios technologijos, tai yra tik tai priemonė, tai yra tik tai metodas. Ir pirmiausiai viskas priklauso nuo žmogaus, o man atrodo, kad mes kažkaip Lietuvos bent jau mokyklose sureikšminam metodus, sureikšminam kažkokius tai daiktus, kurie tik tai bendravimą, gyvų žmonių bendravimu kažkuo tai virsta. Ir turim visi dėja, reikia pripažinti, tam tikrų išankstinių nuostatų, o nuostatas, kaip žinia, pakeisti yra labai sunku. Na, sutinku, gal stereotipus galima bandyti laužyti, ar taip, Mariau? Aš dar norėjau pridurti, kad iš tikrųjų, jeigu žmogus yra kūrybingas, tai informacinės technologijos, internetas jam tik tai dar labiau padeda ir tą ugdymo procesą dar labiau padaro įdomiu. Na, ačiū Mariau, dėkoju Rūtai už įžvalgai labai įdomią. Norėčiau paliesti aukštųjų mokyklų problematiką. Ir aukštosioms mokykloms mes visi suprantame, nebepakanka būti tiesiog akademinė institucija, ar ne. Reikia taip pat skatinti jauną žmogų kurti, kūrybiškai mąstyti, suteikti žinias ir informacijos, kurios būtent skatintų tą kūrybiškumą, verslumą, inovacijas, ar ne. Gerbiama Daiva, kaip kūrybiškumas šiandien yra skatinamas ir ugdomas aukštojoje mokykloje? Ar galėtumėt pasidalinti savo patirtimi? Kalbant apie kūrybiškumo skatinimą,
Visų pirma, tikriausiai reikia pasižiūrėti į dėstytoją, kiek mes esame patys kūrybiški, inovatyvūs, kiek mes trokštame sudominti, kiek mes gebame bendrauti, bendradarbiauti ir kiek mes dalinamės tą informaciją. Galiu teikti, kad didžioji dalis dėstytojų iš tikrųjų yra tokie savo srities profesionalai, siekiantis ne vienadienio rezultato. Taigi, ką ir kaip mes darome. Sakykime, paskaita šiandien nėra tokia, kaip įsivaizduojama paskaita. Paskaita tai yra ir su diskusija, ir su minčių žemėlapiais, ir su situacijos analizė ir vertinimu, ir su žaidimais taipogi. O jeigu prisimintume dar visus kitus metodus, kuriuos mes įtraukėme į studijų procesą, tai ir spaudos konferencijos, ir seminarai, konkursai, Venn diagramos, esė, kompetencijų aplankai, debonomio skrybelės ir visa kita. Ir iš tikrųjų tai yra labai įdomu ir tai išlaisvina jaunus žmonės. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad be šių įvairių metodų mes į savo studijų procesą esame įtraukę 2 modulius, tokius kaip verslininkystė, kurie leidžia pažinti pirmuosius verslo žingsnius, ir lyderystė bei kūrybiškumas, kurie leidžia būtent atsiskleisti studentui kaip savarankiškai asmenybei. Šiuo metu pirmieji, ko gero Lietuvoje, deriname su danais programą Kūrybiška įmonė, kuri bus grįsta visiškai kitokiais metodais, mokymo stiliais. Tačiau mes esame ta institucija, kuri pagrindinį dėmesį skiria praktinių įgūdžių tobulinimui. Ir šioje srityje galėtų už save kalbėti patys studentų organizuojami renginiai kiekvienoje studijų programoje. Mes turime reklamos dieną Redi, mes turime prekybos dienas Merkurijaus dienos, mes turime verslo administravimo dienas Boso draugo dienos. Mes turime tarptautinio verslo dienas, verslo savaitę, mes turime iš tikrųjų turizmo karjeros dienas. Taigi, be renginių, kuriuose patys studentai organizuoja, ieško rėmėjų, vykdo įvairias atrakcijas, mūsų studentai dalyvauja ir visose kitose renginiuose, kaip Verslauk, Idėja, kuriuose ne tik tai esame laimėtojai, bet esame gavę ir valstybės lėšas įmonių steigimui. Taigi, manyčiau, kad visą tai gali parodyti ir atskleisti, ką mes galime, kiek mes suteikime šito. Ir tikriausiai galbūt ir esate matę, kaip studentai Vilniaus gatvės įvairių renginių ir švenčių proga dalina šypsenas Vilniaus gyventojams arba svečiams, kaip studentai Rotušės aikštėje šokalinę vykdo, kaip verslo atstovai dalyvauja pokalbiuose. Ir tai iš tikrųjų tik tai dalelė maža mūsų studentų praktinių įgūdžių įgyvendinimo pavyzdžių. Taigi visa tai sudaro tikrai didelės galimybės mums kaip institucijai džiaugtis tuo, kad mes stengiamės, skatiname studentus ir iš tikrųjų toliau vėliau matome jau realius rezultatus. Na, dėkoju Daivai už tokį išsamų savo nuomonės išsakymą. Iš tikrųjų, tikrai nuostabu girdėti, kad aukštosios mokyklos turi tokių gražių pavyzdžių. Na, bet aš tik taip matau netgi ir realizuotas pavyzdys sėdi viduryje mūsų diskusijos. Tai yra Rimvydas Širvinskas, kuris mano manimu, Rimvydas tikriausiai paliudys ir patvirtins, o jeigu ne, tai sakys savo nuomonę ar ne kitų kampų. Kaip Rimvydai patį įkvėpė aukštoji mokykla kurti, inicijuoti savo idėją, verslo idėją ar ne, realizuoti tiksliau savo verslo idėją. Ar iš tikrųjų ta mokymosi aplinka paskatino patį verslauti? Žinot, mano dėstytoja Daiva Mikalkevičienė išsakė turbūt viską, ką norėjau pasakyti aš. Ir dabar turbūt aš viską galėsiu atkartoti nebent, pasakydamas tokią paprastesnę moksleivių kalbą ir savo patirties papasakodamas, ar ne. Tai pirmas dalykas, kas man labai įstrigo atėjus studijuoti pirmame kurse, aš studijuoju turizmo administravimą. Tai vieno dėstytojo žodžiai: vaikai, jeigu jūs pabaigsit turizmą, nedarykit jokių būdų vienos klaidos. Neatidarinėkit kelionių agentūros, nebent ji būtų absoliučiai išskirtinė. Ir aš pagalvojau, gerai, aš neatidarinėsiu kelionių agentūros, nebent jinai bus išskirtinė. Aš padariau ją išskirtinę ir aš atidariau.
Ir mane iš tikrųjų Vilniaus kolegijos laikas skatino būti ne tokiais, kokie yra visi aplinkui, bet kažkokiu tai vis naujų idėjų sukurti. Kas man labai patiko, kad mes labai daug mokydavomės per praktiką. Aš manau, kad beveik viskas būdavo, beveik kiekviena paskaita būdavo praktika. Ir man tas labai patiko, dėl to, kad mes viską įsisavindom iš karto. Kitas dalykas, per tuos 3 metus studijuojant, man teko 2 savaitėmis įjausti į gido darbą, vaikščiant Vilniaus gatvėmis. Man buvo pasitaikiusi galimybė 5 mėnesiams išskristi, dirbti į Kiprą, atlikti praktiką viešbutyje, užsidirbti papildomų pinigų pragyvenimui ar ne, pamatyti kitą šalį ir labai patobulinti savo anglų kalbą. Tai ir viską patirti, kaip vis dėlto tas turizmo verslas verda iš vidaus. Dar vienas dalykas, tai yra nuolatos organizuojami renginiai, kuriais tikrai visi būna užsidegę. Darbai įvairūs, kuriuos mes darome grupelėmis. Ir man labai patiko dėl to, kad aš pirmą kursis atėjęs ir pamatęs savo 100 kursiokų, aš labai bijojau kažkaip tai prie jų prieiti, bendrauti, visi buvo dar nedrąsus. Ir tik tai tie darbai grupelėmis, tik tai visas tas išsakymas, darbų pristatymas viešai, ar ne, man panaikino scenos baimę ir supažindino mane su be galo daug naujų draugų. Dėkui, Rimvydai, iš tikrųjų nuostabi patirtis ir tikiuosi, kad ir toliau taip viskas vyks, sėkmingu būtent tuo kelio pavyzdžiu, ar ne? Vaidai, ar iš tikrųjų ir švietimo situacija yra tokia, kuris skatina tą verslumą jaunimo? Aš manau, kad toje konferencijai truputį kai ką ir idealizuojam, realiai paėmus. Na, iš tikrųjų, tai vis dėlto standartizavimas bet kuriuo atveju varžo tam tikrą kūrybinę laisvę. Ir aš dažnai užduodu klausimą, egzaminai, ar ne? Vis tiek yra stojamieji egzaminai, kolegija ir visa kita. Ir tam tikri dalykai egzistuoja, bet iš tikrųjų mes galėtumėm permastyti labai rimtai ir aš ne vieną kartą sakiau ir viceministrų, tai yra ilgalaikis procesas. Ką mes egzamino metu tikrinam, ar mes leidžiam parodyti, ką tu išmokai, ar gaudome klaidą, kurios tu nemoki. Tai va esminė nuostata, kai tu egzaminų mes neišvengsim, įvertinimų mes neišvengsim, tų stresinių situacijų mokykloje mes tikrai neišvengsim ir aukštojoje mokykloje, bet tam tikrus dalykus tikrai galima padaryti. Tai aš galvoju, kad, kai kalbėjau apie Marius, apie technologijas, žiūrėkit, pabandykim įsivaizduoti, kaip žmogus reagavo, kada buvo sukurtas lėktuvas iš geležies, kuris tarytum skraido ore. Tai mes išgyvenam matyti labai panašią būseną, nes mes net nesuvokiam, kad mokykla iš esmės po 200 metų yra ant didžiausio lūžio dėl savo struktūros, dėl modelio, kaip tai atrodys po 10 metų, po 15 metų. Nes tie dalykai įneša radikaliai visai kitokį, ką mes girdim iš aukštųjų mokyklų jau, mes netrukus girdėsim ir iš gimnazijų ir mes perinam prie kompetencijų ugdymo, nuo dalykinės sistemos atitrūksim. Tai yra neišvengiami iššūkiai ir aš manau, kad tai bus. Rūta, tikriausiai norėtume pridėti ir savo įžvalgų. Iš esmės, aš iš tiesų pritariu gerbiamam viceministrui, taip ir yra. Bet papildant prieš tai kalbėjusius, tai aš norėčiau pasakyti, kad iš tiesų mes turim realiai suvokti, kad yra visokių žmonių ir mokykloje, ir aukštoje mokykloje visokių mokinių. Toli gražu ne kiekvienas gali būti lyderis, ne kiekvienas gali inicijuoti, ne kiekvienas gali būti aktyvus. Ir be abejo, nuo tos bendruomenės susitarimų priklauso, kiek bus bendruomenė pajėgi įtraukti visus organizacijos atstovus į bendrą kūrybinę veiklą. Jeigu, kaip jau minėjau, laikomasi susitarimų, tai tikrai galima pasiekti daug. Dėkoju, Rūta. Šiandien mūsų diskusijoje taip pat dalyvauja Verslo angelų fondo vykdantysis partneris Algimantas Variakojis. Algimantai, ar iš tikrųjų šitas iššūkių metas rodo, kad mes į kūrybiškumą neturėtume žiūrėti tik vadybinę ekonominę prasme? Kaip jūs vertinate, kaip kūrybiškumas gali ar galėtų formuoti jauno žmogaus verslumą, inovatyvų požiūrį? Pradėsiu gal nuo tos mokyklos. Ir, kaip atsimenu, būdavo tam tikros pamokos, kuris įdomios būdavo, tikrai nuo asmenybės daug kas priklauso, kaip prie to prieinama. Ir būdavo tos pačios specialybės, ateidavo, pakeisdavo kitas, pavaduodavo mokytojas ir pamatydavai, kad tas visas mokslas pavirsdavo į kažką tokio, ko tu negali pakęsti. Ir būdavo, netgi matematika tokia būdavo, kad mus liepdavo kai kurios mokytojos tiesiog iškalti taisyklės ir po to rašyti diktantą taisyklių. Kas nusirašo, tas gauna gerą pažymą. Aš gaudavau dvejetus, nes kažkaip su atmintim pas mane nelabai gerai. Bet kai reikėdavo panaudoti taisyklės, tai aš gaudavau 5. Tie, kurie mokėdavo tik nusirašyti, sprendžiant uždavinius, negalėdavo. Čia irgi toksai kūrybinis gal elementas yra.
Tai va, dabar kalbant apie kūrybą, tai tiek moksleiviam gal aš paminėčiau pramonės terminus, tokius ekonomikoje. Jaunos kompanijos, startup judėjimas atrodo, ką tu gali nuveikti, jeigu yra šalia kiti monstrai, kurie turi daug pinigų, daug inžinierių, kai yra Kinija, ten ar su pigia darbo jėga, ar su naujasiam technologijom, ką tu gali tokio padaryti. Bet va tas ir yra, kaip jūsų paminėtas copy-pastas. Tai jeigu pas mus nesikeičia mokymosi programos, būdavo, kad negi universitete nusirašinėdavo žmonės, kaip sakant, konspektus darydavo pagal tai, kai buvo prieš 3 metus kažkas mokinama, nes programos nesikeičia, tada gali ir kopijuoti tada, bet tu neišugdai nieko naujo. Tai kiniečiai tikrai gerai nukopijuos ir ten negali su jas konkuruoti, bet jie kopijuoja, jie nieko naujo nesukuria. Visa, kas pasiima pirmą vietą, pavyzdžiui, ar iPhone'as, tai sukurta kažkas, tai Kinija gal pagaminta, bet pardavinėjama. Taip pat, jeigu tu kūrybiškai prieisi prie kažkokio tai klausimo, būsi kitoks, tai vėlgi tu būsi įdomesnis. Be abejo, tave kiniečiai nukopijuos, gal ten tavo gaminį po pusės metų išleis masę tokių, bet kol tu eini į priekį, kol kuri kažką tai naujo, tu vėl pirmauji. Taip pat ir moksleiviai ir studentai. Ta sunkioji grandis, vadovė turkiškose mokyklose, buvo tarp Vytuvos, reikėtų nuvažiuoti ir pasižiūrėti. Virsmas vyksta būtent, jau aš matau virsmą, kuris tenai vyksta. Ten keliamas pirmiausia yra uždavinys ne vaikus išmokyti, pirmoje vietoje stato klausimą auklėjimas. Ir mokymasis mokyti ir siekti naujų viršūnių. Nes studentai ką, jis atidirbo tau, pamoką skaitė, namų darbus padarė, gavo pažymį ir pabėgo. Ir kai tas pasidaro rutinais per gyvenimą, tai bėga. Ir gaunasi, jisai baigė mokyklą, ateina pas mane verslo vadybos. Kelis žmonės dabar praėjo, mes administratorių priiminėjom pas save. Verslo vadyba, aukštoji mokykla. Tai sakau, tai ką tu išmokai? Aš verslo vadybos išmokau. Gerai, tai ką tu mokai? Aš turiu diplomą verslo vadybininkų. Ką tu mokai? Aš nežinau, ką man liepė, tą aš išmokau. Tai šitas, o ką tu padarai daugiau? Kokį tu žingsnį padarai? Būna, kad laboratorijos, turime laboratoriją didžiulės įmonės šitas mokyklose, turime ir dėstytus patyrusius, negi, o aš pats atėjau į šitas į Vilniaus kolegiją, būtent ieškodamas tų sąsajų tarp pramonės industrijos ir studentų, kad jau studentai patys jau pačioj kolegijoje jau mokytųsi ruoštųsi darbui. Kažkas tai ateina gal į praktikas, o kažkas tai iš vis užduodam klausimus, ar tikrai bus reikalinga tas. Mokytojai nemėgsta gal tokių moksleivių ar studentų, kurie užduoda klausimus, o kam man viso šito reikia? Nes dažniausiai būna atsikalbinėjimas. Kam viso gyvenime reikės? Kam reikalinga bus lietuvių kalba? Kam bus reikalinga chemija? Tai šitas klausimas vis dėlto turėtų susilaukti tam tikro atsakymą, kad aš tą darysiu. Ačiū, Algimantai. Vaidai? Trumpai replikuosiu, kaip aš pradėjau mokytis informatikos mokykloje ir mums reikėjo važiuoti kitą mokyklą ir mes niekaip nesupratom, kodėl reikėjo važiuoti. Ir mes turėjom tokią diskusiją 86 metais su informatikos mokytoju, gerbiamu Rafael, garsus mokytojas, ir jis mums sako, tu pamatysi, tu išvažiuosi į užsienį, nueisi į muziejų, ir tau reikės naudotis kompiuteriu. Aš galvoju, 6 metai, koks užsienis, koks muziejus su kompiuteriu, apie ką iš čia šneka. Tai aš tokį moralą galiu pasakyti. Tėvai ir mokiniai, mokytojai visuomet žino, ko, kada ir kaip mokinius mokyti. Tikrai įdomi įžvalga. Na, iš tikrųjų, gal galėtume pakalbėti ir apie karjeros projektavimą, ar taip, Sauliau, iš tikrųjų, ar neprasideda nuo mūsų gyvenimo tikslų, nuo mūsų užsibrėžtų siekių, ko mes siekime, ko mes tikimės iš savo gyvenimo ir kaip mes atėję pasiruošę būsime žiūrėti savo būsimą profesiją. Gerbiamas Sauliau, kaip šiandien jums būtent kūrybiškumas padeda projektuoti ir sėkmingai įgyvendinti savo karjeros tikslus, siekius? Ar padeda ir ar naudojate kūrybiškumo būtent šitą paralelę? Labadiena visiems. Įsijungiu į visą diskusiją vienas iš paskutinių. Tai dar kartą pasilabinu, žiūriu, mūsų diskusija įdomi, produktyvi, bet nėra tiek karšta, kad už lango tirptų sniegas. Tai nežinau, ar pavyks ją šiek tiek pašildyti, bet pabandysiu. Toks klausimas apie kūrybiškumą siekiant asmeninės karjeros, jis yra įdomus ir mane privertė iš tikro pasižiūrėti naujai į tam tikrus, atsigręžti atgal į visus savo išgyvenimus, į tą karjerą atskirais laikotarpiais sudėlioti. Tai pirmas klausimas, kuo aš užsidaviau save ir kas gal tikrai įdomu moksleiviams, toks kūrybiškumas, kas tai yra kūrybiškumas iš vienos pusės ir iš kitos. Žiūrim, kūrybiškumas, tai iš vienos pusės kaip ir genialumas, originalumas, kažkoks tai skirtinumas. Tai iš tikro tie žmonės yra pakankamai reti ir
aš apie save tikrai negaliu pasakyti, kad aš esu labai originalus, išskirtinis, genialus. Bet kai pasižiūri į kitą pusę, tai kas, jei genialus vienoje pusėje, tai kitoje pusėje lieka kvailys praktiškai. Vėl jeigu mes turim labai originalų išskirtinį žmogų, tai iš kitos pusės turime kažkokią pilkąją masę. O mes visi esam kažkuo tai išskirtiniai, kažkuo tai ypatingi. Tai vat, aš noriu, kad pamatytumėm tą savo veidą tarp to, kad yra labai išskirtiniai, yra labai pilki ir mes kažkur esame, dauguma mūsų yra toj tarpiniai pozicijai. Tai jeigu žiūrint atgal, žiūrint į mano patirtį Vilniaus kolegijoje, tada dar nebuvo Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakultetas, tai iš tikro aš gal pasilgau šiek tiek dėmesio. Buvo išskirtiniai, buvo lyderiai klasiai ir buvo blogiukai, kurie iš kitos pusės, kaip ir antilyderiai. Tie tylieji trejetukininkai ar dabar šešetukininkai, jie buvo kažkur truputėlį primiršti. Tai va tokia mano asmeninė patirtis, ar dabar tas taip pat nelieka taip nuošaly. Sauliau, tai gal paklauskime Rūtos, kokia dabar šiandien mokykloje situacija, ar tie antilyderiai, kuriuos įvardino Saulius, iš tikrųjų turi potencialą tapti lyderiais visuomenėje? Patikėkit, turi. Iš savo patirties virš 25 metų dirbu mokykloje ir labai dažnai tie moksleiviai, kurie lyderiai su minuso ženklu buvo mokykloje, yra dažniau pasiekę už tos, kurie buvo lyderiai su pliuso ženklu. Galbūt ta branda jiems atėjo vėliau. Aišku, tai yra kitokios asmenybės, bet irgi asmenybės ir sutinku su prieš tai pasakytą mintim, kad kiekvienas iš mūsų mes esam labai saviti ir mokytojo tikriausiai veiklos tikslas ir išvelgti kiekvieno savo mokinio tą savitumą, jo ypatingas savybės ir jas pasistengti kiek galima išryškinti, suteikti jam galimybę pasinaudoti būtent tomis savo savybėmis ir nukreipti teigiamą linkmę, teigiamą kryptim. Dėkui, Rūta. Algimantai. Norėjau pasakyti apie tuos, kurie antilyderiai. Tai yra ne todėl, kad jie ten nesimokina dar kokie blogesni, bet iš tų antilyderių, kurie kažkaip tai kitaip žiūri ir ar į mokslo procesą, ar į gyvenimą, ieško kažkokių tai landų, gal kartais ir pasimokyti mažiau, arba greičiau išspręsti kažkokius tai klausimus. Tai jie gyvenimą ir atranda, jie eina ne pagal sistemą. Ir gali būti penketukiniai, kurie eina pagal sistemą, baigia mokyklą, baigia universitetą, po to ieško gerai apmokamo darbo, auga karjeros laiptais. O va tie, kurie nesusitaikina su sistema, nori kažko kito. Ir va tas, kai būna, kad randa tą kitokį sprendimą, kažkokios tai situacijos, ir šitas pasiekia daugiau. Mes visada naudojam negi verslę tokia, labai patinka man sprendimas. Toks, kai į kosmosą pakilo Rusai, pakilo amerikiečiai kūrė tušinuką, išleido tam apie $4 milijonus, kad jis galėtų rašyti kosmose. Nes ten slėgio nėra ir jis paprasčiausiai nerašo. O Rusai toliau rašo pieštuką. Tai kartais tie antilyderiai neigia, kad tikrai gal kartais yra per daug kažko tai užkraunama ir galima paprasčiau padaryti sprendimą kažkokį. Ir aš manau, kad kartais ir tinginiai išjudina civilizaciją. Mariau, antilyderiai. Taip sakant, gal apie blogiukus, kadangi aš vadovauju tokiam centrui, kur surinkti praktiškai visi Lietuvos lyderiai, bet taip vadinami antilyderiai. Iš tikrųjų, aš noriu pasakyti, kad šitas centras ir apskritai tokie centrai yra geriausia kalvė pedagogams, kaip pateikti savo kūrybiškumą, nes kiekviena diena yra ypatinga, neeilinė ir rutinos jokios nėra ir tu kiekvieną dieną turi būti kūrybiškas, inovatyvus ir kitoks, kad užimti vaikus, ypatingus vaikus. Ir iš tikrųjų, gal net pagituosiu pedagogus, kad kas yra kūrybiški, kas nori aktyvaus darbo, tai kviečiu pas save į centrą. Dirbti su labai įdomiais vaikais, kur nebūna niekad nuobodu. Ačiū, Mariau. Na, žiūrėkit, dar vieną norėčiau paliesti, krypti tokią įdomią. Mes palėtėm savo diskusiją stereotipai, ar ne? Na, egzistuoja tam tikri stereotipai. Gerbiamas Vaidas pasiūlė juos laužyti, Rūta pritarė tam. Kokie šiandien yra stereotipai visuomenėje, būtent mūsų visuomenėje, dabartinė visuomenė, kai mes kalbame apie kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę? Gal? Vaidai? Aš manau, kad tie stereotipai tokie, tai ką mes ir vardinam, kad verslas yra
gerai. Stereotipas yra, kad sakykime, mokytojai dirbti yra blogai, arba mokytojai dažniausiai yra kažkokie neturtingi ir panašiai. Tai sutinku su vienu tik stereotipu, kad biudžetininkas yra diagnozė. Tai šitoje vietoje net nebejoju šituo, tai sakykime, bet aš manau, kad tie stereotipai, jie visais laikais buvo tie patys. Ir ar mes skaitysim 20 amžiaus patarimus mokytojui, žinokit, neatskirsit, ar tai yra 1908 ar 2008 metų, nes žmogaus prigimtis yra labai panaši. Aš tikrai sutikčiau su jumis, ką jūs sakot apie tingėjimą, kad tingėjimas iš esmės gimdo didžiausius išradimus, arba nenorėjimas apsikrauti, laikytis tradicinių variantų. Tai aš galvoju, kad tas amžinas priešprieša tarp tų lyderių, nelyderių yra stereotipas, tarp gero, blogo amžinas stereotipas. Visi intuityviai jaučia, kad ale tipo tam, kuriam nesisekės, kaip taisyklė gyvenime, daugiau pasieks, bet kažkodėl neskatinam blogai mokytis, nes lyg ir logiška nebūtų. Jeigu turėsi mokykloje trejetus, reiškia gyvenime daugiau pasieksi. Tai va tie yra stereotipai ir man atrodo, kai išsiaiškini, kas iš tikrųjų nulėmė karjerą žmogaus, tai paaiškėja, kad dažniausiai tą karjerą žmogaus nulėmė vertybių turėjimas. Šiuo atveju suvokimas savo tikslų, būtent kurios remiasi vertybiniais dalykais. Vertybės gali būti įvairios. Gali būti, aš galiu norėti išgelbėti pasaulį ir tada aš irgi padarysiu gerą karjerą ir turėsiu gerą lyderystę. Vertybė gali turėti, aš noriu turėti labai daug pinigų ir irgi vertybės tai yra pagrindas viskam, man atrodo. Algimantai? Irgi klausimas gerai, kad tai esate šiandien, ir kaip tą mokytoją pakelti tikrai prestižą, kad tikrai ateitų žmonės, kurie galėtų mokyti vaikus, nes kartais vaikai pradeda mokytojus mokyti, bet netgi tokia savotiška priešprieša, pedagogas yra tikrai profesija, sugebėti, išdėstyti, išmokyti vaiką, tai yra tikrai reikia sugebėjimų tam, bet ne visada pedagogas būna geras specialistas. Tai šitas ir gaunasi tokia, ar specialistas, ar pedagogas. Vėl minint tą pačią Turkiją, man labai didžiulis įspūdis padarė par technologijų visų. Tai, pavyzdžiui, fizikos pamoka vedama taip, kad yra pedagogas, fizikos mokytojas ir šalia stovi fizikas. Čia, aišku, privačioje mokykloje yra. Vienas dėsto dalyką, kitas paaiškina vaikams, kaip tai reikėtų daryti. Tai gaunasi tikrai, kad daug kas nesirinka pedagogo profesijos, bijodamas, kad jis net neuždirbs daugiau pinigų ir gyvenime daugiau nieko nepasieks. Žiūrėkit, čia dar vienas stereotipas, kurį jūs kalbat. Asmeniškai tai aišku, ne dėl to, kad viceministras be eilės būtent kažkur patenki, kažkas pakviečia, atneša papildomą pyragaitį, o dėl to, kad 14 metų buvau mokytojų. Dėl to, kad aš viceministras, jau likus savaitį net jau sudėtinga kokį kvietimą sulaukti ir panašiai. Bet tai, kad aš 14 metų prabuvau mokytojų, tai yra pati didžiausia vertybė. Ir aš manau, kad mokytojas tai yra pati geriausia specialybė dėl 3 dalykų. Tu amžinai esi jaunas, tikrai amžinai jaunas, amžinai esi progresė, nes kitaip yra neįmanoma. 56 dienos atostogų yra tokia vertybė, kurios neturi didžioji dalis bet kurių kitų specialybių žmonės. O trečias dalykas, tai iš tikrųjų tu projektuoji ateitį, kurios pats galbūt nebematysi ir jeigu tu ją projektuoji pakankamai sėkmingai, patikėkit manim, grįžtamoji grąža yra mokytojui, jokios profesijos žmogus neturi tokios grįžtamosios grąžos. O apie pajamas, apie atlyginimus, tai aš manau, kad čia būtų galima atskirai diskutuoti, bet statistika rodo, jeigu jaunimas mane žiūri, kad šiandien mokytojai vidurkis statistinis yra 300 litų didesnis atlyginimo negu statistinis vidurkis kitų atlyginimų. Ir vėl aš pasakysiu, jaunam žmogui ateiti į mokyklą tikrai su didžiuliu krūviu, bet jis gali tikrai surinkti ir 2000 litų į rankas, kur tikrai ne kiekvienam privačiam verslė tu galėsi nuėjęs gauti tokį atlygį. Taip, kad jeigu dar neapsisprendėt, stokit tikrai tik į mokytojus. O bedarbių mokytojų daug yra? Gerų mokytojų trūksta. Beje, jokios problemos tikrai nėra susirasti mokytojų darbą, gal reikia paieškoti jo. Jaunas žmogus turėtų būti mobilus, nebijot važiuoti į provinciją, nes ten lengviau ir karjerą padaryti, nes provincijos mokytojų reikia visuomet ir ministerijai, ir visokiem projektam. Taip, kad geras mokytojas iš tikrųjų darbą susirasti gali. Tikrai atleidžiama nemažai irgi mokytojų dėl to, kad mažėja mokinių, mažėja mokyklų. Gal grįžkime prie tos aplinkos, ar ne, kuris skatina tą kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę. Sakykit, Sauliau, iš tikrųjų jūs baigėte nepopuliarią, galima sakyti, šiandien specialybę, tai yra agronomika, ar ne?
ir vis dėlto iš tikrųjų sėkmingai projektuojate, kūrėte savo karjerą ir gal galite paantrinti arba tiesiog išsakyti savo nuomonę būtent, ar iš tikrųjų šiandien sėkmę garantuoja ta pačios populiariausios, tai yra specialybės, ar tai priklauso daug kas priklauso nuo paties žmogaus, ar ne? Dėkui už klausimą. Irgi toks įdomi gal įžvalga, ko aš nepastebėjau iš kitų dalyvių. Aš sakyčiau, kad stumiamoji jėga į priekį tai yra smalsumas. Kiek tu smalsus, kiek tu atviras kitiems, kiek tu seki, kas vyksta aplinkui, kiek domiesi ne tik tai, kas tave liečia, kas tau naudinga ar įdomu, bet iš viso, kiek dalyvauji, kiek tu esi atviras. Tai vat vienas iš labai svarbių faktorių ir yra pasakęs žymus amerikiečių muzikantas Frank Zappa, kad protas yra kaip parašutas. Jis veikia tuo geriau, kai jis yra labiau išskleistas, labiau yra atviras. Tai vienas toks atvirumas, smalsumas. Kitas be abejo, tai žmonės, kurie yra aplink tave, tai yra pavyzdžiai, tai yra mokytojai, tai yra kiti išskirtiniai žmonės, kurie yra tarsi katalizatoriai, kad tave uždega, kad tu galėtum padaryti tokį šuolį. Tu turi potencialą, bet tau reikia kažkokio katalizatoriaus, kad tu užsidegtum, kad tu pasiektum tau užsibrėžtą tikslą. Tai va aš sakyčiau, atvirumas paties ir žmonės gal aplinkui. Du tokie svarbėjai. Dėkoju, Sauliau. Rimvydai, ar teko sulaužyti kažkokį tai tą stereotipą vadinamąją, ar ne, ar ten tiltus sugriauti iš tikrųjų, norint kurti savo idėją jau studijų suole? Nežinau, iš tikrųjų, aš galiu pasakyti kitą dalyką. Tai pavyzdžiui, manęs mokykloje niekas niekada nemokė ir neaiškino, kas yra verslas. Ir man mokykloje niekas niekada nesakė, kad vaikai, jūs pabaigę mokyklą galite sukurti savo verslą. Man sakydavo, kad vaikai, jūs pabaigę mokyklą, būtinai turit kuo greičiau bėgti, priduoti visus dokumentus tam, kad įstotumėte studijuoti į kolegiją ir universitetą. Geriau būtų žinoma, kad į universitetą, nes tada jūs tėveliai labai mylės. Ir tik tada įsidarbinti kažkur, o apie verslą jau tik tai vėliau pagalvoti. Tai aš įstojęs į Vilniaus kolegiją supratau, kad iš tikrųjų galima sulaužyti tą stereotipą, kad iš pradžių reikia mokytis ir panašiai. Aš jau mokydamasis įkūriau savo verslą ir tik čia sužinojau apie tai, kas yra po galais, kaip tvarkyti su ta buhalterija visą įmonės, kas yra įmonės įstatai, pradinis kapitalas ir panašiai. Aš to iki šiol nežinojau. Mane mokykloje mokė tik tai kaip 20 centų parduoti brangiau braškes ir kaip iš to uždirbti litą paskui po 5 kg pardavimo. Tai va, taip pat mane išmokė, kaip čia išradingai parduoti braškes, dėl to, kad braškes parduoda visi. Ir dėl to aš ir visą laiką mąsčiau, kaip man išradingiau įkūrus savo verslą, įsisukti ir iškilti į viršų. Ačiū, Rimvydai. Tai dabar klausimas greičiausiai bus Rūtai, ar ne? Rūta, ar tikrai klojamas pamatas, jau nuo mokinio pradedant, iš tikrųjų, kalbant apie verslumą, lyderystę, ar ne, kas vyksta šiandien mokyklose? Aš tikrai žinau, kad vyksta labai nemažai dalykų, ar ne? Tai pabandykim vėlgi sugriauti išsakytą Rimvydo stereotipą, kad mokykla moko tik parduoti braškes, ar ne, ir uždirbti tik pelną litą, ar ne. Tai ar galite šiandien patvirtinti, kad mokykla yra kaip niekad pasiruošusi verslumo ugdymui? Turbūt Rimvydo mokykloje mokytojo buvo tokios kompetencijos, kad ir mokytoja mokėjo tik tai parduoti tas braškės 20 centų brangiau. Iš tikrųjų yra įvairių dalykų. Ir kiekviena mokykla individualiai žiūri, kiekvienoje mokykloje yra skirtingai. Vienur mes turim tokių unikalių mokyklų ir iš tikrųjų didelių sėkmės istorijų ir įvairiausių mugių organizuojamų ir veiklų ir taip toliau. Bet vėlgi mes atsirėmėm į tuos pačius stereotipus ir ta mokytojų karta, kuri dirba mokyklose 40-mečiai, 50-mečiai pagrindę, o kaip žinia rajonų mokyklose ir vyresnio amžiaus mokytojai, tikriausiai girdėjot ar esate susipažinę žurnalo Veidos, buvo publikacija apie vadovo amžių irgi paskelbta. Be abejo, kad ta karta pati nėra versli, tai ką jie galėtų perteikti tiems mokiniams. Bet iš tiesų yra daug ir jaunų žmonių, kurie ateina į mokyklas ir kiekviena mokykla turi savitų sėkmės istorijų. Tai čia negalima pasakyti apibendrintai,
kad mokykla arba pasiruošus, arba nepasiruošus. Iš esmės, teoriškai mokyklos yra pasiruošę visas tas inovacijas dėkti, bet viskas vėlgi priklauso, viskas atsiremia į asmenybės, į tos žmonės, kiek jie geba irgi įsitvirtinti rinkos ekonomikoje. Aš tik tai norėčiau dar pasakyti vieną tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, kalbant apie švietimą, juk nešnekam kažkodėl tai apie konkurenciją ir žiūrim į konkurenciją kaip į negatyvų kažkokį tai dalyką. O konkurencija vis tik tai turėtų būti ir galbūt tuo met ir mokyklų tinklas būtų sėkmingiau optimizavęsis Lietuvoje, jeigu mokykloms, bent jau bendro lavinimo mokykloms būtų leista konkuruoti, nes kiekviena mokykla turi kažką tai savito. Turi turėti savo konkurencinį pranašumą, ar ne? Dėkoju, Rūta. Mariau, jūsų įžvalga. Asmeninės patirties, iš mūsų mokyklos patirties, nors tenais, aišku, didelio tokio verslumo mokymo išvelgt gal sudėtinga, bet kiek įmanoma ir noriu parodyti, kad viskas priklauso nuo žmonių, viskas priklauso nuo aplinkos ir, pavyzdžiui, mes labai sėkmingai užmezgėm bendradarbiavimą su Barclays technologijų centru ir netgi jie atvažiuoja pas mus ir organizuoja tą tokį kaip ir karjeros planavimo pamokėlės veda. Ir noriu pasakyti, kad gruodžio 12 pakvietė mus važiuoti pas juos į dangoraižį ir toks bendradarbiavimas iš tikrųjų, man rodos, yra kaip ir gali būti pavyzdinis ir kitas dalykas, kitos mokyklos irgi gali imti pavyzdžių tokių, parodant, kad ne tik braškės galima parduoti, bet galima užmėgsti labai gerus glaudžius ryšius su tokiom dideliom kompanijom, kur gali jos kūrybingai ir taip įdomiai pravestas ir ekonomikos, ir verslumo, ir karjeros planavimo pamokėlės. Dėkui, Mariau. Vaidai. Tai noriu iš tikrųjų nuoširdžiai padėkoti ir pabaigai norėčiau, kad kiekvienas diskusijos dalyvis išsakytų po vieną keletą sakinėlių apibendrinant mūsų susitikimą, ar ne. Na, kaip sako filosofas Eliotas Samuelis Polas, kūrybiškumas yra individualumo požymis, saviraiškos priemonė, progreso variklis. Man atrodo, kad mes visi galėtume su tuo sutikti, su šiais žodžiais. Idealios kūrybiškumo aplinkos, jos apskritai idealaus nebūna, mes ją kūrėme ar ne, nuolatos esame įkvepiami. Ir pabaigai tiesiog pirmą žodį duosime mūsų komandoje Rūtai. Na, iš tiesų norėčiau pasakyti, kad ši diskusija tikrai manau, kad visiems naudinga ir tikiuosi, kad bus ir šios diskusijos tęstinumas. Mes labai daug šnekam apie mokyklą, apie aukštąją mokyklą, kažkaip tai užmirždami visiškai šeimą. Nes vis tik tai vaiko auklėjimo kūrybiškumo pamatai prasideda šeimoje. Tai labai norėtųsi, kad ir šeima prisimtų didelę tą naštą ir didelę atsakomybę už vaiko kūrybiškumo ugdymą. Na, o kaip rašė Marcelis Prustas, tai tikras ieškojimų kelias ne visuomet yra žengimas vien tik tai į priekį ir kažkokių tolimų horizontų paieška, bet dažnai tai yra pažvelgimas atgal, tik tai kitomis akimis. Dėkoju, Rūta. Daiva. Mes ir studentai iš tikrųjų siekiame vieno bendro tikslo. Tai yra kokybiško rezultato, tai yra įvairių dalykų integracijos, tai yra praktinės veiklos ir būtent grįžtamojo ryšio. Dėstytojas studentas, studentas dėstytojas. Taigi, tik žiūrėdami vieną kryptimį, eidami vieną linkme, galime pasiekti rezultato, būti kūrybiškais, būti versliais. Ačiū. Algimantai, dėkoju, Daiva. Visada įdomiausia man tie, kurie eina ne pagal sistemą, yra kitokie. Ir jie visada matosi. Galbūt kartais blogąją prasme, bet jie matomi yra. O išsiskirti dabartinėje ekonomikoje tai yra vienas svarbiausių dalykų. O pabaigti irgi taip pabaigsiu. Vakar žiūrėjau tokį gerą pasakymą, sakau, kokia kava pasaulyje yra geriausia. Čia pradedi galvoti, Latino Amerikos, ar Arabika, ar Robusta.
Nesako, pateikta su meilė. Ir visai kitoks posakis. Dėkoju, Algimantui. Mariau. Aš tai gal trumpai norėčiau iš tikrųjų, gal mokytams labiau palinkėti, kad mokytojai tegul truputį laužo tos stereotipus ir iš tikrųjų būna drąsesni, atviresni, inovatyvesni ir man rodos, nuo to tikrai bus visiems geriau ir mokiniai irgi žengs tada koja kojant su jais. Dėkoju, Mariau. Rimvidai. Aš iš tikrųjų turbūt visiems klausantiems moksleiviams norėčiau palinkėti, pasirinkti, studijuoti ir eiti studijuoti tik tada, kai jau esate apsisprendę, ko jūs norite iš gyvenimo ir pasirinkti studijuoti savo mėgiamą veiklą, nes tik tada atsiskleis jūsų kūrybiškumas. Ir labai teisingai Daiva pasakė, Michalkevičienė, kad ne tik dėstytojas jūs visą laiką judins, kad jūs būtumėte kūrybiški, bet ir jūs patys privalėsite būti dėl to, kad jeigu studijuosite tai, kas jums patinka, jūs patys trykšite energiją ir norėsite sužinoti kuo daugiau. Dėkoju, Rimvidai. Sauliau? Aš gal trumpai papildysiu. Kalbame daug labai apie kūrybiškumą, bet kas lieka labai svarbu ir visą laiką liks svarbu, tai tos bazinės žinios, bazinis paruošimas, žinoti kas, kodėl, kur, kada. Ir kaip ir atrodo, to kūrybiškumui terpė didelė, bet kai kada reikia pagalvoti ir apie pasiekmes, tai tokį labai vaizdų paprastą pavyzdį noriu paduoti, tai yra benzininis automobilis ir atrodo dizelinis kūras pigesnis, bet mes negalime pilti to dizelinio kūro. Vanduo dar pigesnis, bet mes negalime pilti, nes tas automobilis neveiks. Tai vat kartais iš to kūrybiškumo, kad jo vystimas nepereitų į tokias, kad pritrūktų bazinių žinių, kad mes negalime to padaryti. Dėkui, Sauliau. Na ir Vaidai, užbaikit mūsų diskusiją. Gal norėčiau palinkėti, apie tai mes mažai kalbėjom, kad laužykit vieną asmenį stereotipą, kad klaida tai yra blogis švietime, klaida tai yra pati didžiausia galimybė švietime. Ir jeigu klaidą pripažinsit ne piktybinę, o, sakykime, gyvenimišką, normaliai, jeigu švietime mokiniai išmoks ar studentai išmoks klysti labai sąmoningai ir taisyti tai, kas jiems nepavyko, tai yra perspektyva, kad jūs iš tikrųjų tobulėsit, kad darysit karjerą. Jeigu jums viskas seksis, tai ir jeigu mokytojai bijos klaidos, jeigu mokiniai bijos klaidos, tai nei kūrybiškumui, nei kitiems dalykams, nei verslumui, nei lyderystiai vietos toj bendruomeniai nebus. Tai dėkui Vaidai ir visiems kitiems diskusijos dalyviams. Mano galva turėjome iš tikrųjų produktyvę. Man atrodo, tai yra mūsų įžanginė diskusija. Tikrai ateičiai palikome daug neatskleistų temų, bet kuriuo atveju buvo įdomu, prasminga susitikti. Apie tai, mano galva, reikia kalbėti. Turi tos temos būti gvildenamos, nepamirštamos. Na, aš iš tikrųjų paantrinsiu Vaidui ir pasakysiu, kad tikriausiai klysti mes tikrai turime galimybę ir būtent mokykloje, aukštojoje mokykloje, nes tik iš to galime pasimokyti ir ateityje būti dar stipresniais, kūrybiškesniais lyderiais. Dėkoju Jums už šiandieninę diskusiją ir iki kitų kartų, iki kitų susitikimų.